apie ištikimybę. Jėzus klausė Petrą, ar myli mane labiau už kitus? Ar myli mane? Vietos atleidimui. Ar mes sugebame šiandieną gerbti kitą žmogų, garantuoti jam? Būdami pogrindyje, būdami priešiški. Ne karai, ne audros sugriauna mūsų katedrą. Mes patys, tas devyngalvis Slibinas, tas aš, kuris kiekvieno katedroje guli, begėdiškai ant 9 altorių, tėvynės savo galvas pasidėjęs. Tėvynė mūsų, tai gal tu, tas kartas, kuris tik vienas šiandien ir gali nukirsti tas baisės. Tik tai reikalingas. Tėvynei reikalingas miestui. Ir kai tenka dirbti su miesto bendruomenė, mūsų visų labui, kartais susiduri su tokiais dalykais, tik tai ir nelabai čia reikalinga gal darbą dirbti. 944 metais Lietuvos patriotų, nelaukdami jokio įsakymo, pradėjo žūtbūtinę kovą už Lietuvos valstybės atkūrimą. Tokio masto ir trukmės partizaninis karas, koks vyko Lietuvoje, retas pasaulio istorijoje. Niekieno iš šalies neremiama, nepalaikoma. Vis dėlto, nesvarbu, ar tai Alytuje, ar tai kokiame krašte, pas mus visus dega linkėjimo meilė. O dabar norėčiau padėkoti dar labiau mūsų jaunimui. Ateinančios kartos. Mylimas mūsų jaunime. O girdi Valerija, mokytoja išdavė šitą puikiai. O buvo už klausydistų. Žuvo su savo bendražygiais. Šita vieta simbolizuoja tam tikrą sankirtą
tam tikrą požiūrį žmonių išgyvenusių pokario katastrofą, kai reikėjo pasirinkti, ar prisitaikyti, partizanai čia iškasė žieminį bunkerį. Pražiemojo vyrai. Dabar aš noriu Netingės pagrindinės mokyklos direktoriaus, pono Piliaus, vertinimo nuomonę. Sveikiname Jūs, linkime sėkmės, linkime, aišku, ir jaunimui nepamiršti savo istorijos, nes tik istorijoje mes galime rasti Po to miestelio žmonės nešė įvairias atliekas, padarė